Jei tavo gyvenime nuolatos kartojasi vis tie patys nemalonūs įvykiai, žinok, tai neatsitiktinumas, tai paslėpta programa. Praeitame video kalbėjome apie tai, kaip šios ribojančios programos ir įsitikinimai pasąmoningai nulėmė mūsų elgesį, mūsų pasirinkimus, netgi mūsų gyvenimo kokybę. Todėl, kad jas atpažintumėt, paruošiau jums daugiau pavyzdžių. Pirma, trūkumo programa. Moteris visą laiką bijojo išleisti pinigus arba investuoti. Jis galvojo, kad tai yra tiesiog jos būdas, jos charakterio savybės būti atsargiai. Kol vieną dieną jį prisiminė, jog vaikystėje mama jai nuolatos kartodavo: pasidėk šios pinigus, nes greit jie baigsis. Tai tapo šiai moteriai programa ir ją ribojančių įsitikinimų. Todėl netgi gaudama geras pajamas, jinai vis tiek savyje viduj gyvena trūkumo jausme. Antra, savęs nuvertinimo programa. Jauna moteris buvo linkusi atidėti visus gerus pasiūlymus, kuriuos jai pateikdavo gyvenime. Jis savo kartodavo, kad yra vis dar nepasiruošus. Šis įsitikinimas kilo iš mokyklos laikų, kai mokytoja jai nuolatos kartodavo: tu neišlaikysi šito testo, jeigu dar labiau nepasiruoši. Taip jai susiformavo įsitikinimas, kad ji yra nepakankamai gera, kuris tęsiasi visą jos gyvenimą. Laimiai, šias programas galima lengvai atpažinti ir keisti. Komentuok po šio video noriu ir padarysiu daugiau tokių video, kaip jas atpažinti, kaip jas rasti ir paskui pakeisti.